Druskininkų kurortas gražėja kiekvieną dieną. Jau sutvarkyta aplinka, aplink legenda tapusi Vijūnėlės tvenkinį. Tačiau Druskininkų gyventojai su nerimu žiūri, jie aplaidžiai tvarkoma aplinka, už miesto centro ribų. Į redakciją kreipėsi Grūto kaimo gyventojas, norėdamas išsiaiškinti, ar teisėtai veikia šiukšlynas. Šalia svečių pamėgto ir Druskininkų vardą garsinančio Grūto parko. Pasidomėjus atliekų surinkimo ir tvarkymo aikštelėmis paaiškėjo, kad Druskininkuose jų yra 3. Pirmoji Gardino gatvėje. Šioje atliekų kompostavimo ir surinkimo aikštelėje, kurią prižiūri UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, tvarkymosi puikiai, paliko tikrai gerą įspūdį. Šiukšlės rūšiuojamos. Prie konteinerių yra lentelės, aplinka sutvarkyta. Mus pasitiko atsakingas darbuotojas ir pasisiūlė mums padėti. Toliau vykstame anksčiau minėtų Grūto kaimo gyventojų nurodytų adresu. Mus pasitikęs gyventojas parodė, kur yra pilamos šiukšlės. Pasirodo, kad pagal informacinę lentą tai yra stambių ir kitų atliekų surinkimo aikštelė. Tačiau nėra nurodyta, kas šią aikštelę prižiūri ir tvarko. Palikime tai išsiaiškinti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriui, ponui Česlavui Meržvinskui. Komentarą palikime minėtam departamento vadovui. Kas kaltas dėl šios netvarkos? Kodėl nėra konteinerių? Tikimės, kad tai ne diversija, o prižiūrinčių įmonių aplaidumas. Vykstame į 3. aikštelę, kur yra šalia Viečiūnų gyvenvietės. Apie pamatytus vaizdus ir tvarką spręskite patys. Norėtųsi, kad prie miesto ir apylinkių tvarkymo prisidėtų ne tik Druskininkų savivaldybės administracija, bet ir mes, miesto gyventojai. Tikimės, kad ateityje tokių vaizdų ir reportažų mažės, o miestą ir apylinkas tvarkys tik patikimos įmonės.